Nes kartais ir tėtis iš tikrųjų, nors mama ir tėtis ar ne negali, nenori dėl kažkokių priežasčių ar negali matyti, kad tos pagalbos reikia. Ar ne, nu ne visi juk esame tame irgi resurse. Aš irgi tokių istorijų keletą turiu šeimų, kur tėtis irgi yra papuolęs į depresiją. Pirmieji mėnesiai, pirmieji metai tiek sudėtingi, tiek sunkus ir mama ir tėtis yra depresinėse būsenose. Ir tada, o kuris tada čia turi padėti? Nu ne, čia tada turi vėlgi atsirasti aplinka kita, ar ne? Nes šiaip jeigu apie porų santykius kalbant, tai sako, padeda tas, kuris turi daugiau resursų ir energijos. Bet tuo metu gali būti, kad nei vienas neturi. Ir kas tada? Čia reikia aplinkos. Mes turim matyti viens kitą. Mes neturim būti, mes turim būti jautrus vienas kitam.